Šiandien labą dieną yra pas mane toksai žmogus, aš labai smagiai taip iš karto džiaugiuosi, nes Kamilė Pundziūtė pas mane svečiuojasi. Tai yra žmogus šypsena. Man tai toks pirmiausia asociacija, pamatysi, tada visą laiką taip labai daug išsišiepus, smagi ir nusiteikus. Aš tai net nesprantu, tau būna, kad va, tu paliūdė ar papyksti, pavyzdžiui, bent jau būna. Ai, aišku būna. Nes taip neatrodo. Mokytojai sakydavo, šiandien kažkas negerai, Kamilė nesišypso. Aš sakau, nes toks visą laiką, nes labai gražiai veidas taip sudėliotas, kad būtų prie šypsenos. Tai man pirmiausia, tai Kamilė, tu esi toks šypsenos žmogus, skleidi labai gerą energiją ir aš prašau vis dėlto, taip supratau, kad aš prašysiu žmonių ir taip prašinėjau, taip vis jų, kad pasakyk, vat, kaip tu apie save pirmiausia, ką tu sakytum, Kamilė Pundziūtė? Prašau. Sunkus labai klausimas. Žinau, dėl to perleidžiu. Labai ilgą laiką rašydavau šokėją. Apibūdinimui savo. Netgi vakar truputį galvojau apie tai. Kai ruošiausi šitam susitikimui. Galvoju, tai kas aš esu? Galvoju, tai jeigu būtų Lindy Hopo pasirodymas, tai aš rengčiausi taip, kažkaip būtų vienoks įvaizdis. Taip. Jeigu būtų kūno ir judesio terapija, būtų visiškai kitoks įvaizdis. Jeigu būtų šokio erdvė, galbūt būtų artimiausia to, kas aš esu, bet vis tiek kažkaip nepilnai, nes tik tai dalis. O buvo faina, tipo įdomu toks pasieškoti, to kito, to tokio, tai kaip tu čia negali įsispraust nei į tą, tai tau įdomu pačiai buvo pasižiūrėti, kad iškilo iš vis toks kodėl. Taip, gal net pirmą kartą, nes šiaip būna labai aišku. Geras. Vienas ampluo, kitas ampluo, trečias ampluo, o čia aš. Taip, čia aš. Teisingai, nes aš iš tikrųjų, Kamilė, labai fainai, nes tu jau viską išvardinai, vis tiek tos temos jos bus paliestos, visas tas, kurias tu jau paminėjai, kur tu žinai, kaip rengtis, Lindy Hopas ir visi šokio ir judesio, nes Kamilė iš tikrųjų yra judesio žmogus, tai šypsena ir judesys labai gražus derinys. Man labai patiko tavo klausimas, paskui jau, kai mes pakalbėjome ir aš tave pasikviečiau, ir tu man kai parašei ir klausė Kamilė, sako, o apie ką mes kalbėsime, sako, apie mano širdies kelią, kaip gražu buvo. Aš galvoju, tai taip, iš tikrųjų, tai ir yra apie tai. Tai yra apie tai, nes tai tikrai tokia labai labai svarbi, labai tokia graži, labai tokia plati tema ir jinai yra be galo prasminga. Ir man labai faina, kad tu taip įvardinai, tai taip mes šiandien ir bandysim prasižiūrėti visą šitą ėjimą. Dabar gal pradėkim nuo tų pradžių. Aš tai pavyzdžiui galiu pasakyti, kaip aš pamačiau Kamilę pirmą kartą ir kaip čia viskas įvyko ir kodėl, nes mano vyras šoko Lindy Hopą ir aš su Lindy Hopu neturiu jokios chemijos, jokio sąlyčio, neturiu jokio ryšio. Aš labai juokdavausi, man juokingai, jie tam šoka, aš sakydavau vyrui, atkišę ten užpakalis, ten kažką tenai jie stripinėja. Tai, o mano vyras šoko ir ten daug metų ir ten, nesuprantu, sekėsi jam labai neblogai. Mes su Tomu laimėjom pirmą Vilniuje konkursą. Prašau. Faktai tokia lenda. Tai net nežinojau. Bet tai, kas vyksta šokio aikšteliai, nuoširdžiai dedu ranką prie širdies, iš anksto atsiprašau visų Lindy Hopo šokėjų, tai tikrai yra ne mano. Bet tai, kokia yra Lindy Hopo bendruomenė, mane sužavėjo iš karto. Tai tikrai irgi galiu lygiai taip pat pridėjus nuoširdžiai ranką prie širdies pasakyti, nes turi išskirtinai tokio geranoriškumo ir bendruomeniškumo, Lindy Hoperiai. Kažkaip tai man tas toksai buvo geras, kokie jie faini, tai ir vyra dėl to ten susiradau iš tikrųjų. Tas labai geras toks kontekstas. Ar tu pati jauti tą tokį skirtumą, lyginant su kitom šokių, tarkim, sritim, su kitais kolektyvais? Pavyzdžiui, kodėl tu pasirinkai ne pramoginius, ar ten ne indų šokius, o kodėl ne gatvės? Šitie labai man gražu pavyzdžiai. Šitie man labai patinka. Tai kodėl, pavyzdžiui, tas sritis? Kuom jie yra kitokie? Ar jie yra tikrai tokie, kaip man pasirodė? Lindy Hopas, jis gali labai visoks būti, visų pirma. Iš tiesų, Lindy Hopo siela yra džiazas. Ir jame yra kaip ir užkoduota
tam tikros vertybės. Iš išorės jisai ne visada labai patrauklus šokis. Aišku, kai žiūri konkursą, arba kai žiūri žmonės, kurie jau arba triukai yra išsišokę, susišokę ir visa kita, tai gali atrodyti labai beprotiška, įspūdinga. Bet tas paprastasis Lindy Hoperis, jisai nebūtinai turi atrodyti gražiai. Tai tu nori pasakyti, kad Lindy Hopas tai yra tas šokis, kuris yra skirtas šokėjui. Taip. Ne publikai. Tu tai nori pasakyti, teisingai supratau. Taip, jeigu, tarkim, pramoginiai šokiai yra absoliučiai visiškai publikai. Ten kaip tu jautiesi. Bet gatvės šokiai tai ne. Ir galvoju, tas Lindy Hopas mane turbūt irgi patraukė tuo, kad jisai buvo ne tiek formos, estetikos, reikalavimų, taisyklių, technikų šokis, bet toks kaip ir žodynas, kaip improvizuoti visų pirma savo asmeniškai, o visų antra, kaip per judesio improvizaciją susikalbėti, susitarti su kitu žmogum. Bet turbūt yra labai svarbu supranti muziką. Man labai negraži ta muzika, aš vėl nukryžiuosiu, čia man atrodo bilietai, bet aš negaliu meluoti, nes man tikrai, šitą, žinai, neprieširdies, bet čia turbūt natūralu, žinai, visi renkasi, žinai, kaip kam kas. O tau, kaip suprantu, ir šitą muziką, viskas, žodžiu, mano turbūt klausimas, ar viskas, kas yra susijęs su Lindy Hopu, tau faina? Negalėčiau tai pasakyti, kad viskas, kas susijęs su Lindy Hopu, juolab, kad tai irgi yra toks, žinai, verdantis dalykas, besikeičiantis nuolat dalykas, tai yra ir mados, yra ne tik tai drabužių mados, apskritai tokios socialinės mados, tai kai kas būna labiau priimtina, kai kas mažiau priimtina. Apie madas, tai čia Kamilė batelius susidėjo specialiai, pakelk, parodyk, vis tiek man nusifilmuos batelės, nes atsinešė žmogus. Čia Lindy Hopo šokis iš teisė, va, prašau, elegantiškai. Čia tokie rudeniniai, vintažiniai, toks, esu triuką dariusi. Šilkom, eiktų savo, taigi partneriai gali nudurti. Gali. Klausy, o tu moki tos triukus, kur tipo, wow, ten vertosi ore ir ten pagauna? Taip, man šiaip vienas iš traukos elementų yra tas. Taip, šitie, gerai, šitus ir aš užskaitau. Dabar yra tokia pertrauka, vis tiek mažiau treniruojamės. Tai kartais toks net tokia nostalgija paima. Ne? O tai buvo kada, kad plerkštas. O tai visko buvo. Taip. Ir kaip? Nes ten tokie išaukštai, jeigu plerkštai, nelabai faina. Apie save ar apie partnerius kalbėti? Tu mėtai į viršų. Nes tai yra du skirtingi būdai įgyti traumą. Ne, aš tai nemėtau, bet aš galiu užkristi, pavyzdžiui, ant partnerio. Kita trauma, užspaudimo trauma. Aš esu nusitraukusi kelio raiščius. Abudu, darydama triukus. Po vieną. Nebuvo iš karto. Ir paskui tas mano šokio konceptas, jisai plėtėsi, laisvėjo. Norėjosi, ta prasme, truputį to kažkokio kitokio ir daugiau? Čia apie tai tu kalbi, kad plėtėsi? Kad nebetilpai į Lindy Hopo rėmus? Turiu galvoj tai, kad pačiam Lindy Hopą mane patraukė būtent saviraiška arba tas, kaip tu įvardinai, kad tai yra labiau jausmo šokis. O man visą laiką buvo labai brangu tai, kad žmonės ateina į pamoką arba į šokių vakarėlį vienokie, o išeina visiškai kitokie, visai pasikeitę. Po vieno, ta prasme, užsiėmimo? Taip, po pamokos visiškai jausdavosi kitas garsas persirengimo kambarį prieš pamoką ir po pamokos. Ir mane labai kažkaip tas žavėjo. Aš pati jausdavau ant savęs, kad aš galiu jaustis visiškai pavargus, visiškai aptingus, visiškai nenorėti, eiti šokti. Ir niekada, 100%, niekada nepasigailėjau, kad nuėjau į pamoką, nuėjau į vakarėlį.
dabar, nežinau, išėjau į lauką kažkur tai prasidėti, pašokti. Nu, šiaip labai faina. Vat kai klausai, atrodo, nu, blemba, gal čia praleidau kažką svarbaus su tuo Lindy Hopu. Man dėl to labai ir smagu, kai žmonės dega kažkokiu dalyku, žinai, ir kai jie tuo dalinasi, nu, tai tada labai, kai nuoširdžiai dalinasi, nu, tikrai viduj kažką ten pakutena, pakirbina, atrodo, blemba, gal čia, žinai, verta. Ir tos muzikos paklausyti daugiau, gal verta. Su muzika, aš daug, nu, neina man, žinai. Bet kas liečia, pavyzdžiui, šokį ir judesį, galiu labai nuoširdžiai prisipažinti, kad nuo pat mažumės labai pavydėjau žmonėm turintiem judesio laisvę. Balso ir judesio laisvę. Balso turiu omeny, kurie galėjo dainuoti ir judesio, kurie, žinai, galėjo šokti. Nu, man tai atrodė, nu, tiesiog skausminga man buvo tas, kur nuvarai į diskoteką. Ir tu taip, žinai, ten taip norėtum išsitaškyti, bet, nu, lyg tai kažkas ne iki galo, nes, va, tu taip ir neišjauti ir negali. Tai aš taip pavydėjau žmonėm, va, kad turi šitą laisvę. Ir tokį, va, apie tave aš irgi turiu, žinai, tokį, kaip tau faina. Nu, kaip tau bet tai faina. Yra kelias, žinok. Visiškai aš, kai susidomėjau Lindy Hopu, tai mane turbūt labiausiai patraukė žodis improvizacija. Ir aš žinau, kad tam kelyje improvizacijos, tai aš tikrai esu susidūrusi ir su dideliam baimėm. Kaip būti dabar savimi. Vat kažkokia tėkmė, kuri iš manęs išeina, kurią aš galiu kažkaip tai suvaldyti. Paskui aš supratau, kad toje tėkmėje nelabai įmanoma būti vien kažkaip racionaliai, nuspręsti, aš darysiu taip, dabar nusprendžiu darysiu taip. Tai yra vis tiek vienis visos mano sistemos, ypatingai judesyje. O improvizacija yra būtent tai, kad tai išeina iš visko, dalis yra racionalių pasirinkimų, bet visa kita, nežinau, turbūt 80% yra tiesiog buvimas ir ta tėkmė, kuri išeina iš tavęs. Ir tai, bet ar tai nori, pavyksta nenori, taip lengvai? yra nuoširdus reikalas. Tai vat, jeigu pavyksta, vat, ir klausiu, žinai, vat, jeigu tai gaunasi iš tikrųjų, tai turėtų būti be galo nuoširdu, bet ar tai gaunasi taip lengvai? 8% čia yra labai daug. Nori, nenori. Jeigu taip, žinai, vat, atsistojam ir, nu, šokam arba dainuojam, leidžiam garsą kokį nors. Eik, tu iš to garso išleidai ir išsigasti, tai ir su šokiu, man atrodo, dėl to aš ir klausiu, ypač kai tu ateini toks buratinas, žinai, ten susikaustas, taigi, nu, ar tai lengva, tai nėra lengva. Ne, tai visiškai nėra lengva. Lietuvoje arba apskritai vakarietiškai kultūrai mes turim labai daug normų, labai daug įsitikinimų, kad jeigu šokti, tai tik tai gražiai, tik tai jeigu moku piešti, tik tai jeigu moku, ne aš nemoku piešti, ne aš nemoku dainuoti, nemoku šokti. Tai aišku, nenori traumuoti žmonių, žinai, tu savo tuo mokėjimu, ką tu atrodo. Vedu link to, nes man yra įdomu tavo ta tolimesnė rutuliota, vat kaip tu sugalvojai pereiti į savo tas papildomas veiklas. Kalbu konkrečiai apie tavo šokio erdvė projektą. Tu jį sugalvojai, tu jį pagimdėjai, ne? Taip. Čia tavo yra grinai vaikas. O tai vat, kaip jo pradžia, vat, kodėl tu norėjai, kad jisai būtų? Kas tai yra galų gale? Kas tai yra, vat, koks tai yra? Tai yra dalykas. Erdvė ir visų pirma tai yra vat, būtent erdvė, kur yra saugi, kurioje būtų lengva išdrįsti, nes mes dabar kalbėjom apie tai, kad improvizuoti arba nuoširdžiai reikštis judesiu, balsu, kitom meno formom yra baisu. Taip, tikrai. Baisu yra dėl to, kad mes esam girdėję daug vertinimų, daug kritikos, tų įsitikinimų kažkokių, tai kad ir mokyklai mus visą laiką gyvertindavo čia 10, čia 5, čia 2, čia 3. Taip, čia gražus piešinys, čia šūda, tu čia nupiešei. Taip, absoliučiai. Ir tada mes tą balsą internalizuojam. Mes žinom, jau išmokstam per gyvenimą, kad taip gražu, taip negražu. Pats mačiau klube šokių, kad taip kažkaip ten keistai atrodyti, aš taip atrodyti nenoriu, taip noriu atrodyti. Visi tie balsai pas mus visą laiką šneka. Ir kai ateina tas momentas, nu va dabar muzika ir laisvė, tai
įkausto. O kaip tu padarai visas tada? tas vidinis kritikas sako, aš šuoliuoju čia į priekį, man labai rūpi, žinai, kaip žmogus gali, titanas ateina, žinai, dabar čia saugo, tipo, kokiu principu tu kuri tą erdvę. Tai aš visų pirma turiu minty, kad tas kritikas, ar tas elementas, kuris trukdo žmogui, iš tiesų yra viduj, va čia. Tai yra kaip toks. Ir aš kartais net sakau žodžiu, nupirkit savo vidiniam kritikui bilietą į kino teatrą ir tegul jisai truputį pabūna, aš sakiau. Arba tiesiog pakviečia atpažinti tas mintis. Nes mes pradedam judėti, kaip čia ranką pakėliai, kokį čia judesi, kodėl čia pasilenkiai, niekas taip nedaro. Viską kvestionuoji, viskas nejauku, tipo. Taip. Tai dalis to yra dėmesio valdymas. Mes pradedam šokio erdvę, pradedam judesio dirbtuvėm. Per judesio dirbtuvės aš švelniu balsu sakau, dabar sutelk visą dėmesį į savo galvą, ar ten į savo ranką, pajaus, ką tavo ranka nori daryti ir tas... Nieko, sakyčiau, nieko nenori. Nieko. Nu ir ką tu? Švelniu balsu man. Pabūkim tada šitam nieko nenorėjime, šitoj pauzėj. Pauzė irgi yra šokis. Oi, kaip nepatogu man čia jau kaip ilgai ta pauzė. Kad tada... Ne, aš čia žinok labai rimtai juokas juokais, bet aš, kadangi esu labai mažai prisilietus šitame, bet esu tokį turėjus irgi susidūrimą tame, tai taip yra, tu taip jautiesi. Nu gerai, dabar čia ranką pakelt, gal visi kelia, tipo, bet nenoriu, tipo, ką daryti. Nu, tu toks yra, tu turbūt, aš manau, kad sako žmonės, kalbat apie tai. Išsiduoda, pažįstu, nu, ir ką tada, kaip prasilaužia, pavyzdžiui, o ne visi gal net ir prasilaužia. Bet nėra kur prasilaužti, nes nepatogumas, o koks šokis turi būti? Čia vėl ateina iš to, kad, šokis tai turi būti laisvė, laisvės judesys. Nu, aš tai taip norėčiau. Kad pašoko padarė, tada nusileido į špagatą. Tai vienas ta laisvė, Bet šokis gali būti viskas, susivaržymas irgi. Ir visos tos būsenos, tai va, šokio erdvėj mes viską priimam, sakom, ateik toks, koks esi. Nenori šokti, tai... Nenorėk šokt kaip nenori šokti, arba nepatinka muzika, šok kaip tau nepatinka muzika. Ir vėl, kai yra daug žmonių, tai vis taip kažkaip ten pasidaro vis tiek tas susimaišo. Oi, ta masovkė, jį kaip gerai užverda, ten padeda. Ir tai vieną akimirką tau atrodo, šitaip nejaukiai jaučiuosi, čia visą kitą jau skrendi. Kai būnam vieni namuose, tai vėl kita dinamika yra. Tas truputį nepatogumas, jis irgi pralaisvėja. Tada galima... Nu, man tai namuose geriausiai pralaisvėja. Man realiai turbūt namuose tik tai. Yra tas toks. Bet šokio erdvėj mes šokam visi taip kaip namie, tik tai su kitais žmonėm. Uždeda akinius, kad nematytų vieni kitų. Nu, laikui bėgant, supranti, kad iš tiesų niekam tu čia nerūpi. Pasirodo, baigtų būti susireikšminęs maždaug. Ateini, čia visi atrodo žiūri į mane čia kaip scenai. Žvaigždės. Ne. Visi savo turi reikalų. Nesvarbus. O kiek susirenka maždaug žmonių? Labai įvairiai. Labai įvairiai. Mes kai pradėjom šokti dėl to, kad aš pati nusprendžiau, kad man reikia pašokti vieną kartą per savaitę bent jau. Mes jau esam apie tai su kažkuo kalbėję, kad tie dalykai, kuriuos darai ne dėl kitų, pirmiausia pradedi dėl savęs, tai yra patys nuostabiausi gaunasi iš to rezultatai. Tai yra labai aiškiai apčiuopama vertė, net nebūtinai visada galim iškomunikuoti ją, bet labai gerai jaučiam, kad tai, ką aš siūlau, yra labai gerai. Aš pati žinau, kad tai yra labai gerai. Ir be didesnių, panašiai kaip Lindy Hopas iš tiesų, be didelės reklamos, kažkokių tai pastangų, kad ateikit, žiūrėkit, koks geras dalykas. Tiesiog rinkosi žmonės, augo, užtruko, aišku, ten 5 metus galbūt. Tai mes kartais šokdavom 3, kartais šokdavom
30, 70, nežinau dabar. 70, tai čia jau masovkė. Tai jau toks didelis renginys, taip. Afrikos būgnai, gyvi Afrikos būgnai dažnai pritraukia nemažai žmonių. Ai, per tavo šitos užsiėmimus būna visada gyvi Afrikos būgnai? Ne visada. Labai įvairi muzika būna. Čia vėlgi dėl to, kad man svarbu yra įvairovė. Man svarbu pačiai neužstrikti vienam įsivaizdavime. Už tai būna... Paprastai pas mus groja didžėjai, kurie groja ir klubuose. Jie būna patys labai nustebę, kad gali groti ir kas čia vyksta kitaip negu įprasta, kad žmonės kitaip reaguoja, kad žmonės apskritai girdi tą muziką ir reaguoja į muziką. Nu taip, nes dažniausiai tos vakarėlius tai tipo ateina ir ten jau kur tipo nesuvokia, kur didžėjai groja dažniausiai. Taip. Tai tokia būna publika pas tave. Absoliučiai sąmoninga ir netgi svarbiausias sąmoningumas, kaip suprantu. Tai mes daug dėmesio kreipiam į kūną, į tuos impulsus, kurie ateina, nesvarbu iš kokios emocijos, iš nepatogumo, iš abejingumo, iš džiaugsmo. Labai retai, kada ateina ten ir pradeda šokti YMCA, žinai, nuo pat pradžios. Žmonės visą laiką sako, kiekvieną kartą kitaip sako. Kaip taip gali būti? Aš jau 100 kartą, kiekvieną kartą kitaip. Todėl, kad ateina turbūt ir pats skirtingos labai būsenos, ne? Ir skirtingai taip, ten gali šitą pasitirt. Ir paskui labai svarbi dalis yra toks mūsų pasidalinimo ratas. Tai jis vyksta kiekvieną kartą po visų. Tai šokat, žodžiu, 1,5 valandos, ar čia į 1,5 valandos įeina? Nežinau, aš čia taip klausiu, lyg jau viskas eisiu jau rytoj. Kaip čia viskas, kad žinočiau. Šokam 1,5 valandos ir paskui būna toks, koks pusvalandis gal tas aptarimas, kuris gali išsitęsti. Ir man žavingas yra tas ratas galutinis dėl to, kad jisai parodo, kiek žmonėse daug visko pasikeičia. Žinai, jeigu nueini į klubą, išsišoki, kartais gali labai gerai išsišokti. Bet išeini ten dar kažkur, tai dar galvoj ten kalą. Eik, tai išbarškina normaliai, ten ištabaluotas toks kaip želė. O pas mus didžėjai pagroja taip, kad būtų ta pabaiga kažkokia. Leidžia nutūpti, žodžiu, šiaip tai labai gerai, nes jeigu tu toks visas želėtas išeini, tai tikrai ir lieki toks visas namo. Iš ryto dar atsikėlęs su bytų galvoje. Tai va, ir susėdė su tais pačiais žmonėm, su kuriais susitikai prieš ten 2 valandas ir supranti, kad viskas yra visai kitaip. Tada iš tiesų pajauti savo vidinį pokytį, pačiam tam 1,5 valandos jokių taisyklių nėra. Apart to pasiūlymo pabūti iki galo. Nes kai norisi išeiti, tada geriausias momentas yra pasilikti. Bet yra buvę tokių ratų, kur tiesiog visi sėdi ir tyli. Žinai, sėdi 20 žmonių ir visi taip yra tame pačiame, kad net nereikia žodžio. Tai kai gali su 20 žmonių patylėti, su žmonių, kurių prieš tai nesi matęs pusės, iš viso nepažįsti. Ir jaustis kaip, mes šeima kažkokia esam. Turėtų būti didinga, stipru. Taip. Labai stipru. Kiekvienas tas ratas man asmeniškai būna papildomas kuras daryti toliau. Tai aš paklausau, ką žmonės išgyvena, kaip jie iš tiesų sudegina tam šokyje daug problemų, daug blogų emocijų. Laisvo šokio renginys yra tokia labai nuoširdžių ir labai draugiškų žmonių diskoteka.
sako, žinot, aš dabar tiesiog noriu apkabinti visus arba kokių nors idėjų sugalvoja. Būna, aš grįžau namo, sako, paskui susirašiau ten 20 verslo idėjų. Lemba, kaip faina. Arba ten baigiamojo darbo pavadinimas pagaliau man paaiškėjo. Nu, nerealiai. Tai tas, vat būtent improvizacija, laisvas judesys, kai mes išeinam iš savo kasdieninių normų judesio, mes išeinam ir iš savo mąstymo normų, iš tų proto mūsų blemba įprastinių idėjų, įprastinių minčių, įprastinių vertinimų, kaip čia gerai, negerai. Iš to išlaisvėti, nutyla protas pagaliau ir atsiranda ta tėkmė. Nes iš tiesų mes tiek savy talpinam visko, ko negalim per niekur kitur paleisti. Iš tikrųjų, tai vienas. Ir paskui gauni tą šansą ir kartais, neišlaiko. Kaip kūnas. Čia viską paleisti greičiau per 1,5 valandos. Mano laikas baigės. Bet šiaip traumų būna daug mažiau negu Lindy Hop'e. Dėl to, kad vis tiek mes einam per savo kūno pajautimą. Ir šiaip nemėtot vienas kito, žinai, ten. Nu, taip. Viršų ir ten visaip kaip. O aš buvus vieną kartą dalyvavau, dabar galvoju prieš kokių gal 2-3 metų, man buvo toks labai naujas, negirdėtas dalykas, vadinasi, ekstatiniai šokiai. Ir aš tenai ėjau, grinai tyrinėjimo sumetimais, nes man buvo labai įdomu, aš buvau girdėjusi, kad užsienyje tai yra pakankamai ir populiaru, ir labai ir prasminga, be alkoholio, ir kad tai vyksta labai, ir aš nuėjau, tai grįžus vyrui pasakojau ir labai kvatojau. Labai buvo juokinga, aš jam sakiau, žinai, ten atėjo apsirengus ten su kutais, aš liūtas ten trepsi, sako. Tai pas jūs buvo liūtai ir beždžionės. Kažkokie ten, žinok, zoologijos sodas. Džiunglės šiaip įkvėpia žmonės. Iškvėpė mane, žinok, ten visiškai aš atsimenu, galvoju, wow, ką čia daryti, ką čia veikti, nes muzika, jeigu jinai tikrai mane užkabina, dėl ko su Lindy Hop'u aš susipykus, tai jinai manie labai gali pajudinti, labai sukelti ir aš tada galiu ir verkti, ir šokti, ir tada tu gali paleisti ir tą kūną, žinai. Tai namuose aš tik tai galiu, pabandykit, kas nebandėt namuose, nes iš tikrųjų, ten tu gali kažkaip tai pabūti, man vyras kolonėlę nupirko gerą. O, labai gerai. Tai nes ta garso kokybė, jinai ir ta muzika, kuri tau, jeigu jinai surezonuoja, tai, tikrai ten gali stipriai labai visokių ten dalykų pakrūtinti viduje. Tai su tam beždžionė man nesigavo, žinai, bet sakau, idėja man patiko ir aš norėjau tavęs paklausti dėl šitų ekstatinių šokių, kaip tu pati manai. Labai gerai, kad atsirado. Dėl to aš ir kažkaip man susisiejo, tu ką tai pasakoji. Ekstatiniai šokiai yra šiaip iš to paties įkvėpimo. Buvo tokia Gabrielė Roth New York'e. Kažkaip girdėjau. Kuri įkūrė tokią 5 ritmų tokius šokio centrus. Iš kur aš ją žinau, taip. Tai tokia irgi šokio improvizacijos technika, galima sakyti. Per 5 judesio kokybės. Jinai įvardino tėkmę, stakato, chaosą, lyrinį ir ramybės ritmą. Ir tai gaunasi tokia banga, kuri pakyla ir nusileidžia. Čia kur tas su užbaigimu žmogui gali būti. 5 ritmai, ekstatiniai šokiai, šokio erdvė. Mes einam į tą dimensiją, kur iš tiesų viskas yra apie tą patį, viskas panašu truputį kitais žodžiais pasakyta ir vėl vieni eina per kažkokius vaizdinius, vizualinius, ten įsijauskit, kad esat gyvūnas, kiti eina per pajausk savo širdies ritmą, pajausk kaip tavo, kaip kvėpuoji, kaip kilnojasi tavo krūtinė per, tarkim, tokį kinestetinį. Tai vėl, mes turim visi skirtingus kanalus. Kažkam muzika bus labai svarbu, kažką pažadins gal aromaterapija, žinai. Galim eiti įvairiausiais būdais. Kas žmonėm,
kas Kas tinka, kabina, jo. kas klikina. Kas kabins. Nes kaip tu sakei, kartais atrodo, Taip, ir tada galvoji, ir vėl nepavyko. Ir tarp kitko tas, kai toks įvyksta, tai gerai, kad yra skirtingos erdvės, skirtingi kažkokie tai būdai, arba tie kampai, arba galimi aspektai, kai tu gali tada ir nenusivilti ir pabandyti per kitur, paieškoti, vat labai svarbu, nes, tikrai, blema, gerai, fainai, lindihopas daug kam patinka, nekabina manęs. Tai va, eini ieškai kitur, eini pas Kamilę, iš šokių erdvę ir tenai gali pasižiūrėti, nes iš tikrųjų tas ieškojimas vis dėlto jisai yra turbūt svarbus, nes, tu kitaip ir nepatirsi. Niekaip tu gali atsižegnuot labai greitai, nes nepataikai, ne ten tiesiog kartais. Taip. Tai va čia šitas toksai, kad vis dėlto reikia truputėlį sugaišti laiko tam, kol susirandi ten savo, nes kaip sakai, skirtingais ten dalykai žmonėms patinka. Pernai metais teko ieškoti kažkokių tai išradingų būdų, kaip palaikyti tą bendruomenę, nes iš tiesų labai trūko žmonėms, kai viskas užsidarė. Tada įrašiau savo dirbtuves, prašokau, galvoju, man taip tinka. Irgi iš dalies. Įsirašau dirbtuves, išeinu pasivaikščioti, prašoku tą savo dirbtuves. Pati savo net pritaikai. Super, tai viską gali duoti žmonėm absoliučiai 100% ir daugiau, nes tu pratikrinus realiai visiškai viską ant savęs. Tie įrašai šiaip yra tam, kad pritaikyti kai žmonės šoka vieni namuose, kai nieks nemato. Tai tikrai gali savo daug leisti ir tam tie įrašai yra skirti visų pirma, kad drąsiai nertum į kiekvieną tą instrukciją, nes vienintelis slengstis esi tik taip pat savo. Mano pagrindinis tikslas yra padėti žmogui surasti save, tą savo esmę, padėti nutrinti visus tos balsus, kurie trukdo jai reikštis ir tiesiog iš ten iškrapštyti, žodžiu, svarbiausia, ten visą iš ten kurti ir ne tik tai šokį, bet viską, gyvenimą, santykius, viskas, kad iš ten ateitų, nes aš tuo labai pasitikiu. Iš ten neateis karas, neateis, kažkokia tai čia jau destrukcija. Geri globaliniai dalykai, klausyk. Tu darai tą metų apžvalgą ir svajonių dirbtuves tokias, ne? Papasakok man truputį, nes čia tokia laiko iki naujų metų dar yra. Ne, bet svajoti reikia kiekvieną dieną. Svajoti galima kiekvieną dieną, metų iki naujųjų laiko yra, tai kad būtų aišku, ką reikia pasiruošti, susigalvoti, ką galima būtų padaryti, baigiantis metam, pavyzdžiui, kas pas tave vykdavo. Viskas prasidėjo nuo svajonių iš tiesų. Aš rašiausi svajonės ir atsimenu ten 11 valandą prieš išeinant. Greitai, vis tiek geriau negu nieko užrašyti svajonės. Užrašiau ten gal 15 ir po metų pasižiūriu. Visai neblogai, buvo verta. Nes atrodė, taip, daug kas išsipildė. Tada aš pradėjau taip truputį atsakingiau svajoti. Kad nepridirbtum ko. Ir dar truputį padaryti tos refleksijos metų, nes įdomu, kas įvyko. Turi įvertinti, ar išsipildė tos svajonės ar ne, kur jos išsipildė, kas nuvedė į jų išsipildymą. Darydavau piešinius tokius, susirašau viską, kas įvyko ir tada nupiešiu irgi tokį. Niekada negalvojau, kad galiu piešti. Čia irgi man tai aukštasis mokslas. Iki to laiko, kai pradėjau išsilaisvinau judesyje, galima sakyti, ir tada supratau, kad o kas sakė, kad aš negaliu piešti. Jausmiškai arba labai konkrečiai galiu kokį nors daiktą nusipiešti. Ir gaunasi labai gražus tie metam. Gali labai gražus gautis tie piešiniai. Labai faina, tokia super idėja. Tai tokį susisteminimą, įsivardymą, apgalvojimą praeitų ir svajojimą apie kitus, tai tu ir vadini, ne? To tokiu metų užbaigimu. Paskui supratau, kad čia labai gerai. Kad reikia ir draugams pasiūlyti. Siūliau draugams, tada draugai sako po metų. Daryk vėl, buvo labai gerai, viskas išsipildė. O tu turbūt savo šituo darbo pobūdžiu labai įsiprasmini save, man atrodo, ne? Aš šiaip gyvenime apskritai turbūt darydavau tai, kas judina mano širdį.
Esu dirbusi fabrike šiaip. Nu va, ir Nu, kaip. tada jau reikia pasidaryti, kad būtų kažkas įdomu. Jo, fabrike eidavau ant efektyvumo. Kažką reikia pasidaryti, kad faina būtų efektyvumas. Čia, žinok, ne kiekvienam. Bet man tikrai būdavo azartas toks. Kaip greitai aš galiu paaiškinti. Žinok, faina, nes tikrai, kad aš taip galėčiau užsikurti greičiau ir kad man faina. Tai ne, čia. Bet čia priklauso nuo srities. O dabar grįžtant vėlgi ten prie tavo visų veiklų ir užsiėmimų, kaip tau yra pačiai? Tu emociškai turėtum be galo daug atiduoti, man atrodo. Tu gauni nežmonišką kiekį. Tu prasme, aš įsivaizduoju, sakau, vat, kaip tai turėtum suprast, koks svarbus tavo darbas, koks jisai yra reikalingas ir koks yra prasmingas. Tai tą žmonės besidalindami, man atrodo, sako, ir tai yra turbūt viena iš nuostabiausių gražų. Bet kaip tau pačiai su tavo vat, emocinė, su tavo vidinė, su tavo dvasinė, vat, ta tokia būklė, kai tu, manau, kad irgi neapsimetinėjai, tu irgi dalyvauji tame ir dar plus tu turi tiek daug žmonių vis tiek, kuri tu jiems tą erdvę irgi pati. Čia viskas tokiam dideliam paveikslė iš tiesų yra. Ir irgi ta sistema gauni, kai aš matau, kaip žmonėms yra svarbu, gerai, tai tada labai lengva pasidaro kurti toliau, duoti daugiau. Aš negalėčiau būti gera terapeutė arba gera psichologė, jeigu aš nesirūpinčiau savo asmeninę psichologinę sveikatą arba neturėčiau pati kūno terapijos sesijų. Ir taip aš galvoju, ar šiaip ar taip norėčiau. Tai galiu padaryti tai savo gyvenimo dalimi, savo darbu ir tada tai bus iš tiesų koks maloni prievolė tokia yra. Ir tada per savo asmeninį išgyvenimą atrandi naujų įžvalgų, kaip aš galiu elgtis situacijai su klientu. Ar kartais reikia kažkaip save specifiškai apvaldyti, ar pasiūlyti kažką. Tai mano galbūt didžiausias perdegimas buvo 17 metų pradžioje. Aš nusitraukiau kelio raištį 3 dienas prieš premjerą šokio spektaklio, kuriam ruošiamės 9 mėnesius. Nelabai įkvepia. Ir iš to viso intensyvumo ten buvo labai daug visko vyko ir pasiruošimo. Ir šiaip gyvenimas buvo intensyvus, ne taip kaip šie metai. Ir tada viskas nutrūksta su tuo raiščiu, viskas nutrūksta. Aš sėdžiu menų spaustuvėje ant scenos ir praktiškai matau, kaip važiuoja mano gyvenimas, taip kaip traukinys, į kurį nesuspėjai. Taip vagonai eina, premjeros nebus, antros premjeros nebus. Aš jau žinau, ką reiškia tas... O čia Lindy Hop'e? Žinau, ką reiškia ta trauma. Man tai viskas ir tada bus ir vasara, ir visi metai aš suvokiu, ant kiek viskas va tą akimirką. Nu gerai, o sako, būna šitie dalykai, būna, nes turi būti. Kai su to susitaikai, tai tada atrodo, iš tiesų tai yra tiesiog ta gerovė, žmogui yra tiesiog ranka pasiekiama. Ir mums atrodo, mes turim keliauti į Tenerifę, į Maldyvus, į Meksiką. Tai reikia susiplėšit, raištį ten. Tikrai kaip pigu, niekur nereikia keliauti. Dar gauni išmoką draudimo, jeigu esi apsidraudęs. Vieni pliusai. Taip, ir susidėliojo viskas, ne? Jo, buvo daug ramybės, daug miego, daug poilsio. Ir ten, kur baigėsi šokiai, vėl turbūt irgi buvo tas klausimas, kas ta Kamilė? Kas iš tų pelenų dabar atsigaus? Nes tikrai jautėsi toks kaip visiškai sugniuždymas. Tai žodžiu, panardino tave stipriai, bet per tuos 3 mėnesius nebuvo taip, kad įnirai į depresiją. Tu tiesiog leidai, atsipalaidavai, leidai savo pailsėti. Taip. Jeigu sportuoji, tai neįmanoma į depresiją pulti. Tu visą laiką vis tiek palaikai fizinę formą. Daugiau, mažiau. Reabilitavaisi. Taip. Šalia
šalia šokių mano visą gyvenimą buvo psichologija, šokio terapija, kūno ir judesio terapija. O tu palauk, tu pradėjai iš viso su visa kūno terapija, va šita atėjo turbūt prieš psichologiją, pirmiausia buvo paprastoji ta psichologija. Prieš tai buvo paprastoji psichologija, bakalauras. Taip. Čia upgrade'as jau šitas. Paskui aš daug svarsčiau. Po bakalauro aš išvažiavau į Daniją metams. Mano mokyklos moto buvo, kad karaliai išauga iš žmonių, su kuriais elgiamasi karališkai. Tai visai gera motyvacija važiuoti į tokią mokyklą. Labai gerai. Tai ta mokykla mane išmušė iš tų bėgių. Mokykla, bakalauras, magistras darbas. Super. Super, žinok, čia viskas. Galima sakyti, čia jeigu kam pavyksta gyvenime, va taip įtaikyti, kad išmuštų, turbūt sėkmingiausias momentas gyvenime. Tai vat kartais išmuša traumą, kartais išmuša įkvepiantį žmonės. Įmuša. Dabar labai žmonės ieško iš tiesų šito. Taip, aš tai visus kviečiu per šokį ir per judesį, nes labai šiaip gudru yra per judesį ateiti iki pokyčių. Kai laputė. Nes čia mes daug visko prisigalvojam. O per judesį tai sakyt, tai tiesiog pajudam, negalvokim dabar, pajudam tiesiog. Tiesiog pajudam, pašokam, juk smagu. Palauk. Bet va tas palauk, man irgi buvo po traumos. Palauk, kur aš čia buvau? Kodėl aš iki čia atėjau? Trauma iš tiesų man įvyko dėl to, kad aš laiku nesustojau, nes jau aš žinojau, kad čia man per daug, betgi premjera. Galiu sugrįžti prie šokio erdvės. Kai būna muzika, kuri man nepatinka. Tai vienas toks standartinė reakcija yra, man nepatinka, aš nueisiu, atsisėsiu, pasidėsiu, palauksiu. Bet ir tai yra vienas iš pasirinkimų daugybės, ką tu darai su dalykais, kurie tau nepatinka. Ir kaip tu gali padaryti iš dalykų, kurie tau nepatinka, dalykus, kurie tave išmoko, arba kuriuos tu galų gale pamilsti, kurie tave atveda ten, kur tu kitaip nebūtum atėjęs. Arba kurie leidžia, žinai, kaip atsakiau prieš tai, leidžia suprasti, kad gal tai yra ne tai, bet gal visai verta pasižiūrėti kažką to pačio kitų kampų, tiesiog, žinai, va tu gali atsirinkinėti tiesiog. Bet tai nebūtinai įsikalinti. Žinai, ir apie tą pačią traumą, buvo labai sunkus gyvenimo periodas. Bet ir ten būnant, visą laiką mes turim 2 pasirinkimus. Mes galim ten nerti galvą į tą savo bėdą. Žinai. Arba gali ieškoti, kas yra kitam lazdos gale. Ir visada yra kažkas kitam lazdos gale. Visada. Šitas tai tikrai. Dėl to ir sakau po tiek metų, kaip gerai, kad gali, žinai, pagalvot, įsivertinti ir kodėl buvo duota. Tai, save ir pakreipiam, bet mes viduj turim tą galę. Visi turim tą galę. Yra tikrai, sutinku, yra jau tų sunkių depresijų, kur sunku iš vis jau ką pajudinti. Vat kai kūną sunku pajudinti pasidaro. Bet įdomu, nes matai, tikroji depresija, jinai nėra tik tai čia. Jinai jau depresija, kai tikrai reikia gerti vaistus, kai žmonės eina į rimtas įstaigas gydytis, tai jinai yra ne tik tai mintise, jinai yra ir visur kūne. Kūno tonusas pasikeičia, žinai, tu tiesiog nebeturi jėgų. Kalbai taip, tai viskam visai mūsų saviraiškai turi poveikį. Bet turiu galvoje, kad yra ir tada ir keliai išeiti iš to irgi yra. Ir kiekvieno gyvenimo situacijoje, ir dabar, kai sakai, geras gyvenimas, ir atrodo, taip, esu dėkinga, nežinau, kažkokioms aplinkybėms, Dievas siunčia kažkokias dovanas pastoviai. Ir suvokiu, kad dalis to yra tikrai va čia viduj pasirinkimas, kaip matyti situacijas. Ir tada yra infrastruktūra gyvenimo. Ir daug iš tiesų svarbus man šitas terminas yra gyvenimo infrastruktūra. Ką mes sukuriam aplink save, kad palaikytų mus vienaip ar kitaip. Vat kai klausiai, ar man pačiai reikia palaikymo. Ir aš sakiau, aš kaip ir rinkdamasi specialybę, suvokiau, kad tai yra infrastruktūrai. Kompleksą gauni tokį. Taip, kad aš dirbsiu su klientais,
bet kartu man bus privaloma pačiai eiti ir rūpintis savo gerovę nuolat. Tai bus mano pareiga. Aš turėsiu prisižiūrėti savo emocinę, savo psichologinę gerovę. Ir tai iš karto yra infrastruktūros dalykas, nes aš į savo gyvenimą įsidedu. Tai bus mano gyvenimo dalis. Šokis yra mano gyvenimo dalis, mano sprendimas. Man reikia 1 kartą per savaitę išsišokti. Ir tai tampa mano gyvenimo infrastruktūra. Ateina žmonės, kurie sako, man tinka, man tinka šitas elementas įsidėti į savo gyvenimo kasdienybę. Bet tas prisivertimas, pavyzdžiui, žmonėm, koks jisai yra sunkus, dėl to jie ir eina į šitus mokamus, nes kai susimoka, tai ir ateina. Aš labai vertinu rutinas ir labai vertinu išėjimą iš jų. Išsiregistruoji, eini ir tada 1 kartą. O šiandien neįsi, taip saldu. Visai būna. Ir aš iš karto pajaučiu, kad mano gyvenimo kokybė pradeda prastėti, kai aš nustoju šokti. Iš tikrųjų, tai galiu pasakyti, kad mes čia, žinai, kalbėtumėm, man atrodo, ir kalbėtumėm, nes man yra tikrai labai įdomu. Aš čia sakau, praktiškai prisipažinsiu, sakau kiekvienam atėjusiam, nes man tokios įdomios temos ir tokie įdomus žmonės, ir aš čia pliurpčiau ir klausčiau, bet dabar jau žinok, atsisveikinsim. nes, taip sakant, bus labai ilgai. Tai labai, žinok, Kamilė, tau ačiū. Ir turėti nuoširdų, atvirą ir tokį šviesų, žinai, ir optimistišką žmogų, tai man tai atrodo yra dovana didžiulė, tai aš labai ačiū, kad už tą dovaną man ir labai dovana tiem, kurie, žinai, žiūrės, aš manau, kad čia bus tikrai. Tai labai faina, kad atėjai. Ačiū tau dar kartą. Ačiū tau, Živilė. Jau vien už tą klausimą. O tai kas ta Kamilė? Kaip Kamilė atrodo? Gerai kartais žinai prakrapštyt. Tai gerai visiems kartais pagalvoti. Tarp visų amplua, tarp visų vaidmenų. Tikrai visiems verta turbūt, ne kartais grįžti prie to. Tai va, tai taip pat ir baigsim tada. Iki. Ačiū.